Sveiki visi. Šią savaitę buvo paskelbtas konkursas, kurio metu buvo galima laimėti 30 dienų ketestų sprendimo prieigą. Klausimas buvo su šiuo paveiksliuku toksai, kuris automobilis važiuos per sankryžą pirmas. Atsakymų buvo įvairių ir gerų ir blogų, tačiau mes turėtume visą laiką pabrėžti, kad pagal kelių eismo taisyklės mes turime numatyti tam tikrus dalykus, kad šičia du automobiliai ir matome, vienas iš jų turi papildomą sekciją ir raudoną šviesoforo signalą. To pasakoje kitas automobilis turės paprastą žalią šviesą. Taigi, tas automobilis, kuris turi paprastą žalią šviesą, visą laiką turės pirmumo teisę prieš tą, kuris turi papildomą sekciją. Taigi, jeigu žiūrėtume į klausimą labai konkrečiai, atsakymas būtų, kad pirmumo teisę važiuoti per sankryžą turi raudonas automobilis. Baltas važiuoja antras. Ačiū už dalyvavimą, sėkmės sekančiose